važiuojame į Čekiją atostogų. Agnė užvairęs iš Kauno. Takutis va gale stresuoja visas. Žiūrėjom, ilgas kelias laukia. Šiandien iki Lenkijos vidurio kažkur iki Vroclavo nuvažiuosim. Ir tada ten apsistosim ir jau rytą mušim iki Čekijos. Nu va, dežavau. Vėl Varšuvos tuneliai. Vėl nepataikysiu. Ne, gal pataikysi šį kartą. Praeitą kartą mums čia reikėjo išvažiuoti, bet dabar tiesiai lygtais. Va, Takutis čilina, stresuoja, nelabai patinka mašinoje važiuoti. Bet jau artėjom. Čia netiek ir daug. Sustojom va Lenkijoje McDonald'e. Va, Agnė išvedė tako į kiemą. Tai jis čia visiškai čilina. Čia aplink visokios fūros, važinėja viskas, va. Guli savo. Nu kaip kelionė sekasi? Pavargo. Na ką atnešiai? Nu ką, atvažiavom, va čia mūsų viešbutis. Dar kažkokie Google mobiliai. Vienas. Nu ten dar vienas priparkuoti. Tai gal dar Google Street View atsidursim Vroclave. Ką, antra diena. Atsikėlėm, susidėjom daiktus. Pernakojom čia viešbutukė. Ir jau mašinai susėdė va pagrindinis turistas. Ir pagrindinė turistė vėl už vairo. O aš kaip tūzas sėdžiu čia. Agnė nuėjo į Kauflandą parduotuvę. Lenkijoje esam čia pasienį jau su Čekija. O mes su Takučiu va turistaujam kavą daromės. Nu ką, įvažiuojam į Čekiją. Vaizdai jau gražus, važiuojam per kalnus čia. Važiavam į pirmą spotą. Pirmą nakvynės vietą. Čia kalnuose. Vaizdai geri. Ir bandom prisiskambinti. Tai šitam name gyvensim. Čia dar draugas Takučiai bus. Draugai va bus. Taka visas patenkintas. Atostogų draugas. Ką, įleido mūsų kambarį. Toks va kambariukas su flat screen TV ir vas tokio vaizdo. Nu ką, einam pirmas pasivaikščiojimas. Išėjom, ten žemiau mūsų namai ir čia dabar viršų varysim per miškus, per kalvas. Toli gal neeisim šiandien, jau kiek čia yra. 5:30 vakaro. Einam visokiais trailais čia prie pat namų. Tai pasitikrinti, kaip žemėlapis ką rodo, nes vienose šalyse būna vienaip sužymėti trailai, o kitose kitaip. Jau Agnė kažką pamatė. Baravykas ar ne ten? Jo, ten į baravyką panašu. Čia kažkokia spygliuota tvora. Jo, baravykas. Čekiškas baravykas. Nu ką, sveikinu. Pirmas baravykas. Gal dar čia kažkur bus? Prieinam kažkokius krioklius. Čia random nuėjom skersai išilgai. Žiūrėk, aš didelė. O! 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 Užsimaudėm prie upelio. Takutis jau va, visas pavargęs. Į Agnę atsirėmė.
ir čilinai. Jam ta kelionė labai sunku buvo. Bet dabar maudėsi, tai visas patenkintas buvo, bet o išsimaudė, atsigaivino ir mėgučio nori, matosi. Kvidinėja. Stoviai kasa tą savo duobę ten kažkokią tai. Ką jis ten bando iškasti? Čia įdomus toks. Ai, čia galima net užeiti. Geras. Išėjom čia jau į kaimelį. Čia tokie namai su tokia architektūra. Ir eini ir čia visas slėnis tas tokių senų namų su žiauriai įdomia architektūra. Vaizdai tai nepakartojami. Kalnai nėra labai aukšti, bet nėra labai uolėti, tokie miškingi, su pievutėm gražiom. Tai labai smagu pats tas haikinti. Ir to crazy statumo ir pavojų nėra. Nu ką, antra diena, einam į žygį. Atsikėlėm, dabar yra 10 rytų, užkandam. Vagnė dar morką kralikui šeria, o va kitas kralikas jau visas pasiruošęs žygiuoti. Ir ką, žygiuosim, sudėjom maršrutą. Jam kalnuose pjauna irgi mišką, kaip ir visur. Tai turbūt sulūžo vikšrai. Galingai atrodo. Ir šiaip neatrodo, kaip sulūžė, gal jos čia nusiema. Bet taip palikta. Žodžiu, žygis, kaip visada, peraugo grybavimą. Kažkas neskinsim tų baravykų, bet sutinkam grybautojų ir žiauriai daug čia tų grybų. Ir vien tokie baravykiukai, kažkas yra ir tokių, bet visas miškas pilnas. Kažkas čia grybautai yra ką veikti iš tos kalniukus aukštyn žemyn. O čia va mūsų treilas eina. Va apie ką aš sakau. Tokie gražuoliai. Baravykų padėtis. Va baravykas, va baravykas. Tada va baravykas, tada eini toliau, čia vieną įdomumo dėlį aš supjaušiau, tada čia baravykas, va čia va jau netyčia užlipom baravykas, va baravykas, va baravykas, va baravykas. Žodžiu, visiškai nesveikai, čia visur, kur eini, vien tie baravykai. Agnė visus susiparinus. Negali rinkti, nėra kur mums dėtų grybų. Tai jau galvom gal pririnkti žmonėm atiduot kokiem. Tiesiog tas grybautojo genas įsijungia, bet paliekam čia. Vėl pilna, ne? Va dar, čia du. Čia va toks. Ten toliau jeigu eisi, tai irgi pilna. Nes čia kažkokia kirtavietė tokia. Einam. Čia priėjom kažkokį tai objektą gamtos ir vidury kalnų kažkokios pelkės. Tai einam apžiūrėti. Čia jau pilna žmonių iš karto. Toks objektas šiaip ganėtinai aukštai mes čia esam. Laiptai. Ir va tas pelkės.
įdomi vietelė. Čia va matosi ten, kad mes aukštumoje. Stam prie upelio pailsėti. Visi valgom. Mes vakarį. Takutis savo karį. Einam, čia tokios pelkutės aplinkui. Tokie takeliai padaryti. Čia jau iš šono nueini. Kur nors ten buvo tokie asfaltuoti, keli betoniniai takeliai. Tai nueini, tai žmonių iškart nebėra. Per mažas vandens telkinys, ane Takutė? Jam žiauriai karšta. Galų gale priėjom upelį. Tas taip džiaugiasi. Jisai jį išgirdo vandenį čiurlenantį šitą ir žvalgėsi iš toli. Nepatinka akmenis. Priėjom užtvanką kalnuose. Vandens rezervuaras. Gerai atrodo. Į vieną pusę tai va toks vaizdas, o į kitą dar geriau gal net sakyčiau. Mūsų Agnė sako, kad čia dar gražiau. Net visas tas slėnis atsiveria. Ėjom, trailas atvedė upelį seklų. Tai Pas Agnė bėgimo batai. nes bėgioja Agnė pastoviai. O aš bandau praeiti. Gal atgaivins kojas iš karto. Tako irgi bando visas atsigaivinti. Agnė nesusilaikė ir įlindo į ledinį vandenį atsigaut po žygio. Tako nervuojasi, kad Agnė ten sėdi. Ir jis negali ten prieiti, ten gilu. Čia toks kaip kriokliukas. Žiauriai čilu. Man tai per šaltas nelys. Čia turbūt kažkokia vietinė slidinėjimo traselė. Po žygio iškart pas draugą Kraliką. Nu ką, 4 diena. Einam dar vieną žygį. Šiandien trumpesnį, vakar tas 19 km pasijautė, šiandien kojas skauda. Takutis visą naktį vufino, ten lojo per miegus ir taip toliau. Daug įspūdžių. Tai žygiuojam šiandien trumpiau, apie kokių 11-12 km. Trailais tai tokiais einam, kur turbūt čia 20 metų joks turistas nebuvo. Yes, eik. Go. Čia va tokiais va. Čia kirtamės kampą ir nuklydom. Pilna stirnų šūdų visokių. Sako visas užsivedęs, bet vaizdai tai va tokie. Faina? Tas jau duobė kasa. Užsilipau čia nuo tokio. Tik čia atsargiai slidoka. Leidžiame žemyn dabar išliet. Ėmėm ir atėjom, čia turbūt kažkokia vietinių vietelė. Nes čia sunkiai prieinamos vietos. Toks bushcraft. Čia
Šiaip baisu netgi čia vaikščioti. Kuo toliau tai įdomiau, kažkokius namukus priėjom. Ir čia kažkoks pažymėta, kad kriokliukas yra. Ai, va, tas kriokliukas. Takutis iškart šviežio vandenuką iš kriokliuko. Čia prie krioklio. Sėdės pagaliuko. Vyksta kova. Palik. Eik, 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 eik. Eik. Eik, 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 eik. Eik, 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 eik. Go. Eik, 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 eik. Kur ten ta akmenų vis? Einam tokiu žiauriai gražiu upės slėniu. Čia tokie akmenų ir uolų dariniai. Čia ta upė. Vis kažkur tai būna tokie mini ežeriukai, sustojam, tako išsimauda. Tai jam labai gerai, nes temperatūra tai šilta. Čia masyviai atrodo. Turbūt su šunim vaikštų, nes labai kvapų gauda. Čia krioklys, o čia va piknikas vyksta. Agnė va takutį šukuoja. Žiauriai faina. Pavalgėm ir užmigo. Išdrybo čia. Pavargo, jau antrą dieną po tokius kalnus vaikšto, tai jam sunku. Išėjom jau į miestelį, praėjom kiek čia, 9 su biščiai kilometrų. Man tai jau sunku, tako sunku, Agnei nesunku. Tai einam čia geležinkelis, keli kilometrai liko iki namų. Tai pažiūrėsim. Aš taip pailsėt noriu, Agnei jau ten apie miestą kalba ir taip toliau. Va tik praėjom po to tuneliuku ir traukinys važiuoja. Toks kalnų mažiukas. Agnė tai stabiliai kaip Wim Hof, kiekvieną dieną iš ledinį vandenį su tako kartu. Tako dar draugų susirado, bet jam nelabai įdomu. Bet pas jį yra. Gražus pasirodė. Aha, pažiūrėjau. Važiavom į didesnį didmiestį Liberec pasivaikščioti, pasižvalgyti. Čia esam senamiestį, bažnyčios visokios, centrinė Libereco aikštė. Krūtai atrodo šitą. Čia ne bažnyčia, čia turbūt kažkoks šiaip kultūrnamis. Įėjom į rotušę, jau čia vaikštam. Agnė tai jau kaip meras čia elgiasi. Man veda ekskursiją. Eina vis ekranu, įdomu, kada sutiksim, kad nors ir išvarys. Čia tai jau vidus atrodo. Einam toliau. Čia liftas. Čia dar kažkur.
Neįdomu, kur čia mes atsidursim šiandien. Nu ką, pravaikščiojom po visą rotušę. Jokių kamerų nieko nėra, gali eiti kur nori, daryti kur nori. Tai tik į kabinetus neužėjom. Bet va, meras veda toliau. Tiem į Drugelių zoologijos sodą. Čia ant žemės, čia žiauriai karšta. Ir labai tvanku. Ten pilnas. Čia visų kokonai, čia vienas retas kaip tik. Šiaip žiauriai daug jų čia. Čia net nesimato, bet visur va kur pažiūrė. Ten tokie milžiniški. Agnė, nu tu tai vienas ant nugaros. Vešim tako draugą. Tako kralikas ir drugelis. Nu ką, baigiam kelionę po... Pala, kaip šis miestas? Liberec. Liberec. Apėjom visą centrą. Nu, Kad ir koks jis bebūtų. pastatai gražus, bet toks... nu, biški taip apleistas, sakyčiau. Vat, žygiuojam link mašinos ir čia ten gal kem kilų per kalnus. Kokią valandą iki namų liko. Apsipirkom, nes čia mes, kur gyvenam kaimelį, nėra parduotuvės ir keliaujam. Sėdim čia ir va ten elniai vaikšto. Kieme va čia vaikšto. Jiem taip tas langas patinka. Mes čia pristūmėm lovą ir jis va čia taip stebi viską. Ten Agnė pačioj nuėjus. Atvažiavom į bike parką. Išsinuomavom elektrinius dviračius. Fulus. Čia visai fainiai, gerai prižiūrėti. Nenudrožti, tai tikrai smagiai važiuoja ir važiuosim. Čia žiauriai daug trailų visokių yra, visko, tai keltuvų nėra, tai nusprendėm kažkaip, kad su elektriniais turbūt bus smagiau, nereikės tiek vargti. Šiaip žiauriai gerai paruošti trailai, nėra čia to sukilimo per daug, visi su elektriniais pūlais varo. Žiauriai faina, tu ar į kalną, ar nuo kalno smaginės. Agnė tik skuta čia. Bandau Agnė mygtuką paspaudė ir iš karto. Agnės tai jau nepavysi. Asfaltė atsigavus. Čia keli šimtai vatų suka šitas motoras, tai jinai tai iš viso skrenda. Šiaip žiauriai smagu. Tipo, nesveikai geras experiences. Jinai tai dar netaupo baterijas, aš tai dar bateriją biškį taupau, noris single trackam labiau. Geriausia trasos dalis. Pavalgyt. O tu tyliai įjungi pafilmuoti, ne? Keilam į trailų viršų, o čia va tokie va vaizdai šituose kalnuose padaryta. Čia gal nežinau koks 100 km tų trailų yra. Važiuojam raudonais, tai čia beveik sunkiausia. Yra dar juodi. Tai juodus dar nelindom, tai raudoni tokie technical flowy trailai. O čia dabar asfaltų transitionas nuo vieno trailo iki kito. Nežinau, ar matosi kažkas, bet va vaizdai maždaug. Gal ir matosi. Agnė tvara. Sorry, fotkę dariau. Agnė tik varo. Huh, Na kaip? smagu. Gaila namie nėra tokių trailiukų.
Jo, ir tokių dviratukų dar. Nu, gal išmokti važiuoti dviračiu? Mint nereikia. Nu reikia, bet tik čia vieną padalą išdeginam. Bet čia Valandą. žiūri smagu, tipo varai tokiais, o vien single trackai. Vaizdai va šonuose va tokie. O single trackai žiauriai sutvarkyti. Jo, viskas žiauriai sutvarkyta ten. Nei balos, nei šakų, nieko. Jo, viskas ir visiškai tokie flowy. Varai belenkai, ten bermos, viskas, visokie pašokt gali. Akmenis tu padėti kur nors šone gali apvažiuoti arba iššokti. Per akmenuką čia eigos, nežinau, po kokį 100 šiam. Elektros irgi sočiai. Labai smagu. Ką, prasivažiavom, kiek čia 2 valandas, virš 30 km. Šiaip nesveikai šitie daiktai, bet mes taupėm tas baterijas ir dar pilna jos liko, tik vieną padalą iš 5 iškrovėm. Tai dabar jau varysim, taip jau iš dūšios naudosim tą elektrą. Bet šiaip žiauriai smagu, labai smagus trailai. Tik reikia priprast prie to dviračio, kad reikia droperį valdyti, kol mes neturim. Tada dar tą elektrą visą. Aš nusileidime ją išsijungiu visiškai. Tai va, važiuosim dar šiek tiek. Šiaip jau nusikalėm abudu. Nors ir tą elektrą, bet vis tiek aš jau ir geliuką geriau. 3 valandas jau atvarinėjom. Jau judam po biškį link mašinos. Dar tokį mažą ratuką prasuksim. Čia tas paprastesnis trailas. Juodas, daugiau gal akmenų. Siauresnės vietos, visi šiaip važiuojami. Čia skaitasi raudonas. Toks aišku, šie žemynai jeigu nuliekus, tai gali liūdnokai pasibaigti. Bet to taip atsargiai prasivarai, kur toks siauresnės vietos. Ir gerai. Akumo sočiai. Dabar jau ant turbo režimų vien varom. Sustojam čia. Nu ką, grįžom, dviratį atidėjom, 50 km pravažiavom. Kaip Agne experience'as? Labai kartočiau, bet ne su savo dviračiu. Jo, reikia su tais fulais ir elektra. Tai čia yra 140 kg, man atrodo, tų trailų. Tai pravažiavom 50. Dar kai kurios 2 kartus važiavom, tai 40 turbūt pravažiavom. Tai dar 100 liktų. Šiaip nesveikai krūta. O važiuočiau ir važiuočiau čia. Bet pavargsta rankos, viskas sunku vis tiek ir su tuo elektriniu. Keliukai tai labai smagus. Varai tai kaip raliai kokiam. Ir dar koks nors čekas iš galo prisispaudęs. Maždaug ko čia šliaužė. Bet aš tai jau jaučiuosi kaip lenktynininkas čia. Nu ką, kraustumės jau į kitą viešbutuką. Nežinau, kuri diena. Susidėjom visus daiktus. Agnė dar sėdi prie kompo, žiūri pakeliui, ką ten reikia turbūt. Takutis. Va. Išvestas kieme. Čilina sėdi. Laukia. Dar paklausė, ar didelis šuo, sako, it's big nose, because, sako, small in the pocket. Atvažiavom į stiklo gamyklą, varysime ekskursiją. Tai dar
leido ten mašiną, kur privačiai taip pastatyti, kad visiškas pavėsis, takutis pabus trumpai. Čia ta gamykla iš išorės, nežinau, ar viduj galima bus filmuoti, ar ne, bet jeigu bus galima, tai pafilmuosiu kažką tai. Su kažkokia vokiečių klase patekom. Žiauriai karšta čia, bet įdomu, ten tie, kur pučia tą stiklą, tai atsipūtė tokį kep. Krosnis laiko 1450 temperatūrą visą naktį, kol ištirpsta tas stiklas, ir tada visą dieną 1200 palaiko, kad toliau jį lieti ir pūsti. Čia taip krosnis atrodo šilta. Jėga, kad leidžia prieiti prie pat. Sakė, už geltonos linijos būt, kad nenusideginti, jeigu prieitume arčiau. Šiaip įdomiai čia atrodo. Čia stiklo putėjai, tai kaip iš grynai kokio filmuko. Čia jau padaryta taurė kažkokia važiuoja ant tokio konvejerio. Čia taip jauna stikla visokiais raštais ir taip toliau. Sėdim su tako prie Kauflando. Čia visokie lėktuvai duodasi. Įdomu, kas čia vyksta. Takučiui nelabai patinka šitie garsai. Laukiam, Agnė nuėjo apipirks mus ir važiuosim tada kažkur, nežinau, gal į tos kalnus. Mūsų viešbutis kitom 4 ar 5 naktim. Atvažiavom į viešbutį, čia va su tokiais važinėja. Su Civiku, aš čia galvojau, nežinau, gal pavyks nufilmuoti, po to praeisim gal ten, aš važiuojant tai nežinau, bet čia nežinau kiek procentų įkalnė. Pirmo pavarą, gazas beveik iki dugno. Šie vaizdai tai mes čia visiškose kalnuose esam ir panašu, kad žiauriai krūta. Na ką, atvarėm antras viešbutis, čia mėgamasis su Crazy, bliamas vaizdas eina savo. Sako, stulgas, čia svetainė, bet vaizdas pro langą tai toks. Įsikėlėm į viešbutį, einam pirmą haiką. Čia išėjom, toks dar prie viešbučio asfaltuoti keliukai. Tai nusukinėsim ten per tos miškus, o ten tos slėnius. Nedidelis sudėjau. Pasivaikščiosim, pažiūrėsim. Vaizdai tai tokie impresyv labai. Ką tu ten visą laimingo? Eina ir nesąmonė šneka. Patinka? Taip. Einam trailas. Matosi, čia kai nelabai naudoja, nors yra stulpelis, bet vos randam kur eiti. Ten žemyn. Einam vakarėjų, toks trailas nuo ten žemyn. Čia jau visai statumai yra. Čia 1585 metais šachta kasta kažkokia tai yra ir buvo sutvirtinta su medžiu ir 28 metais sugriuvo.
Tai dabar čia griežtai draudžiama eiti. Žygiuojam toliau. Čia jau šitoj vietoj, čia Ikėjos visai kalnai tokie decent ir atsiranda tokių statumų. Ir yra šiek tiek jau pavojingesnių vietų, kur reikia žiūrėti. Toks nėra, kad jau visiškai kaip prieš tai, kad miškeliai viską, bet jau reikia stebėti, nes yra statumų. Čia dar viena kažkokia šachta. O, atrodo kaip griuvys. Čia apie ką aš kalbu. Takutis tik kaip kalnų ožys. Agnė lipa žemyn čia stačiai, aukojasi takutį prie upelio privesti, kad atsisimaudyt galėtų. Dieve, džiaugis. Čia dar yra tokie krekliukai. Taka. Taka. Atsikėlėm ryte, susidėjom daiktus, aš sudėjau Stravoj maršrutą, apie 19 km gaunasi. Visai reikėjo pasižiūrėti, kad būtų gražus takeliai. Visokie va tokie single trackai. Ir eisim šiandien visą dieną turbūt užtruks, nes ten 19 kilų ir man atrodo ar 1,5 kilometro, ar kiek sukilimo, tai bus ką veikti. Gražu čia. Labai smagus treiliukai. Pažiūrėjau maršrutą, tai dabar einam žemyn. Tada 5 km aukštyn, tada 5 žemyn ir tada vėl 5 aukštyn. Tai dabar pirmi 5 km, tai toks, kiek čia va. Praėjom, tai va toj pradėsim kilti viršų, tai kol kas visiškai malonumas. Gal žygis pasisuko į viršų, tai jau sunkoka visai. Lipasi, statu visai, tai dabar kokius 5 km tokio malonumo. Pėdinam čia į viršų, sunkoka. Jau aukščio atsiranda, medžių mažėja po biškį, vaizdai atsiveria. Gražus. At liežuvio nepamesi. Priėjom kažkokį šaltinėlį, tas iš karto puola gert, maudytis. Gaila, kad visas įlyst negali. Prasifiltruosiu vandens, pasidarysiu elektrolitų, nes nešamės tik tai po litrą ir jau baigiam išgerti viską. Tai dabar toks sustosim, išgersim čia kokį litriuką dar ir galima toliau žygiuoti. Tako, kokie tavo nosys. Ten kardio. Tavo sport ir kardio ten va bėga, gali eiti. Neribotai. Čia elektrolitai. Žemyn jau praėję kalną, ten va tas va yra aukščiausias Čekijos kalnas. Snieška, 1,6 kažkiek.
Čia purškia vanduo į upelį, fontanas. Takutis va prie fontaniuko. Sustojom čia pavalgyti. Iš kavos darausi, Agnė kažkokios sriubos darysis. Čia upelis. Čia išėjom komfortą žmogišką. O šuo dilgėlėse guli, smigęs. Pasidėjom ten ant suliuko, pavalgėm, žygiuojam toliau. Šiaip tai jau jėgų nėra. 13 km praėjom. Štai noriu gulėti. Takutis irgi. Agnė tai visą tik davai, tik varom. Kada tu pavargsi ir duosi kitiem pailsėti? Galit ir sėti. Šova paslikas, vyras paslikas, tai išsišiepus, tik davai. Visai gražu. Čia jau turizmas toks visiškas. Einam trailais. Čia nuo tokios kavinės visai sutvarkyta, tai leidžiamės dabar į miestelį ten Podsniečku, vadinasi. Toks mažas kalnų miestelis ir iš jo tada jau kilsim link mūsų viešbučio. Praėjom jau 13,5. Vietinį tokį turistinį miestelį. Čia toks ganėtinai fancy kažkoks tas Podsniečku. Tai čia tas, ten toliau yra tas kalnas aukščiausias Čekų, o čia toks jau rimtesnis miestelis. Šiaip 5 km liko mums grįžti, bet nusprendėm, kad nueisim miestelį į parduotuvę, dar visokių sneksų, visko nusipirksim, nes pas mus toli važiuotų, o per kalnus į šitą pusę mes negalim važiuoti, o kitur važiuoti toli ir baisu su mašina važiuoti, aš tai nelabai noriu ten važinėti tą kalną. Čia toks kaip mūsų kokia turbūt Nida ar dar kažkas, nes labai viskas fancy ir žmonės tokie visi kurūtai apsirengę. Ir vaibas visai kitoks. Tik mes nudusė jau tokį iš kalnų. Čia ėjom, pamatėm, dviračius nuomokimus. Tai Agnė užėjo į vidų. Jau aišku, ko ančiau užėjo. Patiko jau vieną kartą. Tai turbūt vėl nori išsinuomoti. Šiaip faina būtų ir čia pasivažinėti. Nu ką jau, 19,2 km praėjom. Liko 2-3 km. Sukilinėjom. Ten apačioje tas miestelis, kur buvom. Mum va ten reikės. Tai visiems šakės. Žiauriai pavargom. Sunkiausia tai takom. Jis jau toks eina. Visiškai šitą paskutinį kalną. Lingų. Gaila net jį žiūrėti. Nu, bet porą kilometrėlių liks. Rytoj turėtų pagal prognozes lyt. Tai pailsės. Va čia ta aukščiausia viršūnė jau Snieška. Ten galim ir keltuvų pasikelti, bet galim ir užhaikinti. Dar nežinom, ar eisim ar ne. Jeigu atsirado. Nu ką, galų gale užkilom. Tik buvom va tam miestelį. Tas pastatas toks aukštas atrodė. O dabar vos matosi. O apie tą kalbu. Tai va, tako čia dar medžioja visokias peles bando. Atsigavęs. Nors kai eit reikia, tai nuvargsta, bet kai medžiot, tai atsigauna. Ir jau sukilom čia. Liko apie 10 metrų sukilimo. Ir tada žemyn apie 1,5 km nusileisti. Mes čia išeinam į lauką tokį ir internetas žiauriai gerai kala. Ir aš galvoju, kažkur čia tas internetas. Pasirodo, čia už nepilno kilometro ant kalno stulpas yra interneto. Tai Step Challenge. Tai indėlis didžiulis, ne? Šias kalbė mes dažnai ilsimės. Tai galėsim, va, grįšim į viešbutį, mes su šuniu atsigulsim. Galės eit Step Challenge. Kiek čia jau virš 20. Dar čia su 1,5 kilometro sukilimu. O problema, kad dviratis neužsiskaito kaip stepsai. Jo, dviratis nesiskaito kaip stepsai. Visiškas poilsis skaitosi dviratis. To
valandos velnio buvo. Rekoverį. Nu viskas, grįžom į viešbutį. 21 su biški euros. Toks. Čia vavis. Čia turbūt laiko jie, kad tą kalną nuėstų. Bet tako kažkaip neimponuoja tos avis. Tako įdomesnis. Jo. Atsikėlėm šiandien, tai va toks oras. Užsiniaukė, realiai tai debesyje esam. Lyja ir taip lis iki vakaro, iki 4-5. Tai šiandien tokia poilsio dienelė, vakare kažkur išeisim. Didesnis debesys užėjo, tai iš vis nesimato net čia to miško beveik. Tirštas rūkas. O takutis va čia lovai. Pavarkęs po vakar labai. Pila kaip iš kibiro, išvedėm tako į lauką. Takutis va sustriukė, bet eit niekur nenori. Oras taip pat tos. Takutis nenori visiškai niekur eit. Bet čia toks trumpas treiliukas, apeisim. Čia gal 10-15 minučių ratukas. Nes iki vakaro lis reikia kažkaip jį išvedžiuoti. Sustriukė eina nepatenkintas. Gal po 5 stiprus lietus baigėsi, vos lašnuoja, žygiuojam tokį trumpą. Sudėjau žygelį 8 km, bet daugiausiai lyguma, nu ten 300 metrų sukilimo tik tai. Tai toksai ramiai turistiniais takeliais prasieisim. Tikiuosi, kad baigs lašnuoti, nes dar kol kas ir tokia drėgmė, aiškus mes kalnuose ir čia debesis, tai ta drėgmė nuo tų debesų, bet gal prasisklaidys. Čia namuko termometras yra, galima pažiūrėti kiek laipsnių. Virš 10, ten 12 ar kiek. Ėjom, pamatėm stirną. Tako visas. Bernelis. Jam dar stirnas pamatė. Va ten va. Dar matosi. Priėjom vakar, kai žygiavom, pamatėm tokį bokštą. Tai kažkaip pagalvojau šiandien apie 5 km nuo mūsų. Tiksliau mažiau net. Tai visai faina nueiti. Įlipti turėtų vaizdas neblogas būti. Tik tai garsas toks, kad jį remontuoja. Tai ar bus galima įlipti, neaišku. Panašu, kad bokšto nebus. Ką? Uždarytas, sakė, negalima lipti. Bet vis tiek čia vaizdai gražus ir nuo šito keltuvo. Ten va, iš va ten nuo to raudono namo atėjom. Išsitraukiau žiūronus. Toks rūkas užėjo. Kažkaip per fotiko geriau matosi. Jis nuėmė tą rūką. Nes aš jau šito miško beveik nematau. Einam, šiandien toks oras. Pilnas stirnų matom. Vėl kelios prabėgo. Tai, aiškus, turistų visai nėra. Ramu, tylu. Tie debesis dar taip užėję ant tų kalnų. Tai matomumas prastas ir jos mes prieinam visai prie jų. Tako visas iš karto susidomi. Faina. Toks drėgnas oras, bet labai įdomus vaizdas.
paskutinė kelionės diena ir galima sakyti, lieka tik stipriausia. Rokas kažko apsinuodė, neaišku kuo, tai liko viešbutį, neaišku ar maistas, ar galėjo kokių kalnų vandenių ir filtrai nesuveikus, ar tiesiog kažkoks virusas. Tai išnaudosim šitą dieną, einam pasivaikščioti, jokio maršruto nesusidėjau, tiesiog pažiūrėjau, kur čia galima nueiti, tai čia tokia nedidelė kalva bus sukilti ir tiesiog pagal jausmą žiūrėsim, kiek norėsis eiti, apsisuksim, jeigu ką, grįšim. Einam pasivaikščioti. Nu va, pusiaukelė kaip ir, jau 200 metrų sukilom, atėjom iš čia. Čia irsimės ir dar ten 200 liko. Čia kaip ir ne pagrindinis kelias, bet ir žemėlapį yra, tai visai neblogos kokybės, lengva praeiti. Vienintelė problema, kad pamiršau kelnių vašką ir jau kojos kiaurai šlapios, nes lyja. Ir čia šiaip vaikštai ir pilna šitų visokių mineralų, kuriuos paskui renka žmonės ir gali pagal zodiaką ar dar kokią nesąmonę pakeliai nusipirkti pakabuką. Žodžiu, vaibelis kaip Slovakijoje. Rūkas, tamsu, nejauku, nieko aplinkui nėra. Tai ten užsisukinėjęs šitas keliukas ir bandysim kažkaip ten į tą oficialų kelią išeiti. Kažkaip nejauku čia būti dviese. Ėjom kažkur iš ten, čia atėjom ir turbūt bandysim čia nusileisti. Pagal žemėlapį čia rodo gal tik 3 ar 4 horizontalės, kas yra 30 metrų iki kelio, tai panašu, kad mažiausias atstumas, kur galima prasikirsti. Sulipom, išlipom į pievą. Čia dar tokių yra apleistų viešbučių, nežinau, restoranų gal kažkas buvo. Ir pagaliau pirmi žmonės po 2 valandų. Net jaukiau pasidarė. Nu va, sulipom į Černahorą ir čia nebegalima eiti. Pasirodo pačioj viršūnėj, čia yra jų televizijos bokštas toksai va. Šiaip internete nuotraukų buvo, gavau, bus galima prieiti, bet pasirodo ne. Kažkur vidury kalnų, pilna vaikų, zoologijos sodas, avyčių, ožkyčių, ko tik nori. Bet jam tai nelabai įdomu, labiau į lovytę norisi, ne? Atsikėlėm šiandien anksčiau, kad grįžėm namo. Aš parą laiko prašklėjau, apsinuodęs žiauriai buvau. Tai šiandien taip atsikėlėm anksti, išvest tako, žiūrėti stirną, galbūt pavyks. Ne tik stirną, bet gal aplamai laukinių žvėrių pavyks pamatyti. Tai va visai gerai buvo, stirną pamatėm. Ir žygiuojam dabar jau į viešbutį, turim 2 valandas susipakuoti ir važiuosim Lenkijoje, dar kažkur sustosim ir jo, tiek. Tvarkomės iš viešbučio, takutis panašu, kad nenori niekur varyti. Kaldrytė užsispaudęs, saugo. Nelabai excited, kad išvažiuojam. Šiaip oras labai pakito. Visas atostogas buvo šilta, kokie 25, o dabar atvėso apie 10 laipsnių ir toks rūkas, bet čia ne rūkas, čia debesis, tai turbūt nuvažiuosim žemyn, tai bus normaliai. Kaip su Civiku kalniukuose. Mašiną remontuoti.
Pasičekautumėm iš viešbučio, varėm į kavinę pavalgyti. Takutis inkštė ant akmenukų šlapių nenorėjo sėdėti, tai patiesėm jam. Dabar viskas gerai. Nu ką, paskutinė atostogų dienelė. Tvarkomės, nakvojom čia Lenkijoje, kur pernai iš Slovakijos važiuodami irgi už Varšuvos buvom sustoję. Fainas viešbutukas. Kai kas dar miega biškį. Tai kraunamės daiktus į mašiną ir važiuosim į Lietuvą. Tai va tas mūsų viešbutukas. Ten plentas už kelių kilometrų, tai labai patogiai čia yra, nes nereikia toli nuvažiuoti. Nuo trasos už Varšuvos biškį pavažiavus žmonių name. Tai tik garsas, bet kambariuose garso nėra. Sustojom kavos. Labai faina, kad mašinų nedaug, tai toks ramiai važiuojasi. Sustojom dar Suvalkuose prie Kauflando apsipirkti. Bet jau kainos Lenkijoje nebe tokios geros kaip anksčiau. Jie ten pakėlė PVM, tai dauguma tas pats, tik tai, kad yra produktų, kokių Lietuvoje nėra, tai keletą dalykų kažkokių pasiėmė, kažką pabandyti įdomesnę ir tiek.